Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia, turbūt trečias jau dublis, jeigu ne ketvirtas. Sunku šią temą kalbėti ir dėl to, kad jinai yra susijusi su Epsteinu. Ir tais duomenimis, kurie dabar yra paviešinti ir dar kurių greičiausiai mes daugybės nežinome. Aš esu perspėtas kolegų, draugaičių, kad ir pats puikiai suprantu, kad šita tema geriau nešnekėti būtų. Ir aš vis atidėliojau ir dabar, kodėl nusprendžiau papasakoti, dėl to, kad ta informacija, kuri pasirodė, jinai patvirtina mano hipotezę. O mano hipotezė buvo sekanti. Kodėl mūsų pasaulyje, mūsų planetoje yra tiek daug skiriama dėmesio netradicinės orientacijos asmenim, tai yra žmonėm, kurie vyrai su vyrais gyvena, moteris su moterim ir kodėl tai yra stumiama taip į viešoje erdvę. Ir mano hipotezė buvo dėl to, kad tų išžagintų, tų ištvirkintų vaikų su sugadinta psichika yra 9 galybės. Aš kodėl taip sakau? Aš girdėjau tokį pasakojimą iš mamos. Mama, jinai buvo tokia pas mane ganėtinai veikli moteris. Pavadinkim taip, labai politiškai korektiškai, ne, kad labai veikli moteris. Ir jinai organizuodavo vakarėlius, ganėtinai didelius tos vakarėlius. Ir ten rinkdavosi įvairiai liaudis. Ten buvo ir saugumiečių, ir menininkų, ir ko ten tik nebūdavo. Ir jinai turėjo tų pažįstamų įvairiausių. Ir vienas iš tokių pažįstamų buvo kažkoks bažnyčios klerikas. Ir jisai papasakojo, kas vyksta. Tai jau buvo 90, man atrodo, ten pradėjom gyventi 98, nu čia kokie, ten 95 turbūt pradėjom gyventi, 90 čia kokie 8 turbūt, galbūt 2000. Ir va tas žmogus pasakojo apie tai, kad Lietuvoje yra labai paplitusi praktika imti vaikus iš vaikų namų, vežti juos į Palangą, į baseinus su auksiniais sidabriniais vandenukais, ten tos vaikus pamaitinti, pagirdyti ir po to juos panaudoti. Klausant tas visas pasakas, tas istorijas, kodėl mama man pasakoja, jinai ne tiek man pasakoja, jinai pasakoja savo draugiams. Bet toks jausmas, kad tai jinai darė, kad tai ir aš girdėčiau, kad nepakliūčiau aš pas tokius žmonės į rankas. Ir klausant tų istorijų, man buvo labai daug klausimų, o kur žiūri policija, kur žiūri mūsų teisėsauga. Ir ten buvo užsimenama tose pasakojimuose, kad prie to prisėda ne šiaip savo kažkokie ten šitie keisti žmonės, ne iš gatvės, bet kad ten įsitraukia yra nemažai aukštų pareigūnų mūsų šalies. Ir verslininkų, ir tikrai aukštas pareigas užimančių žmonių. Ir ta idėja manęs vis nepaliko ramybėj. Kaip čia taip, mūsų tokioj laisvoj, nepriklausomai šaly gali va tokie dalykai vykti. Negana to, mūsų įvairiose žiniasklaidos priemonėse, spaudoje pasitaikydavo straipsnių apie netradicinės orientacijos žmonės. Ir jie mane labai domino. Ir domino kodėl, nes kažkas keisto ir nesuprantama, nesuvokiama. Ne? Ir aš jos karts nuo karto, jeigu rasdavau kažkur tai užsimenama, aš įsigilindavau į klausimą, nes man buvo įdomu suprasti, kaip taip žmonės, kaip jiem taip gaunasi, dėl kokių priežasčių jie nuklysta į tokias stepes, į tokias lankas. Ir aš įdomiau dalykų sužinojau, kad, pavyzdžiui, ganėtinai nemažai tų žmonių, kurie įsitraukė į tai, buvo apkvailinti, jais buvo pasinaudota. Vienas kitas tenai atsiranda tik dėl to, kad jam kažkas įdomu. Bet įdomu jiem pasidaro tada, kai jie jau viską išbandė. Jie išbandė su savo žmona, jie pabandė kaimynę, jie pabandė dar kažką, jie pabandė 3, 10, 50 ir jie jau nebejaudina, jie nori jaunesnės, po to jau nebe jaunesnės, o kažko kitokio, po to kitokio jaunesnio ir, žodžiu, tema sudėtinga. Aš suprantu, kad galimas daiktas, kad jinai bus paskutinė YouTube. Puikiai suprantu.
Ir dabar paimam visą mūsų tų vakarų, nuostabių vakarų vystymosi istoriją, ne? Mes paimam, pasižiūrim į bažnyčią, kiek buvo skandalų su bažnyčia. Mes dabar pasižiūrim į Epšteino istoriją. Ne? Ir aš kažkada užsidaviau, būtent sakau, prieš kokius 5 metus, galbūt 6. Tai kiek iš vis tų vaikų yra? Jeigu, sakykime, kalbama apie tai, kad Epšteino saloje jie buvo karts nuo karto žudomi, bet jiegi visų jų tai nenužudė. Yra dalis, kuri išgyveno. Ir aš taip įsivaizduoju, kad tų išžagintos psichikos žmonių yra 9 galybės. Jų yra tiek, kad jiems yra sukurta ideologija ir ta ideologija stumiama, prakišinėjama visur, kur tik įmanoma. Įsivaizduojat? Nes jeigu jie nestumtų tos ideologijos, visi tie vaikai jau turbūt, paimkim netgi tą pačią Kedytę, jie jau virš 20 turėtų būti. Ir aš nenustepčiau, kad tie žmonės, ne, vienam ar kitam gyvenimo etape užsiduoda savo klausimų. O tai kas čia buvo? Kodėl mane ten vienas ar kitas dėdė taip su manim elgėsi? Suprantate? Visų jų tikrai neišžudė. Visų jų nepražudė. Bet jiems sukūrė ideologiją. Ir po tą ideologiją įtraukinėja kitus. Problema su kapitalizmu yra sekančiam. Prie kapitalizmo yra sudaryta tokia, kapitalistiniai sistemoje yra sudaryta tokia nuomonė, kad tau nereikia būti nei protingam, nei gudriam, nei sumaniam. Tau svarbiausia neturėti sąžinės. Kam? Tam, kad tu turėtum kaip galima daugiau pinigų. O kapitalistinėje santvarkoje, kurioje yra vertinami pinigai, tu už tos pinigus galėsi nusipirkti, ką tik nori. Merginą, moterį, merginą, mergaitę, berniuką, ką tik nori. Teisė į gyvybę. Tai yra kapitalizmas. Aš atsimenu tokį momentą, kai Vilniaus mieste šalia Trakų gatvės kampas buvo toks klubas, kavinė, Fashion TV, FTV. Ir aš stebėjau, buvo televizija FTV, tuo metu jinai buvo pasirodžiusi, populiari, ganėtinai, prasme, kad jie pastoviai visur rodydavo, visur tas merginas, sukdavo ir reklamos būdavo to FTV. Ir aš tada susivokiau, kokia gera reklamos kontora, kur tu pritrauki kvailas merginas, jas nufotografuoji, išsiunti jų profilius, patalpiniai kažkokią bazę, iš tos bazės įvairūs pirkliai išsirenka tas merginas ir po to jas nuperka. Tu gauni savo procentą už tai, kad tu suradai, kad pristatėjai ir taip toliau. Ir jūs įsivaizduojat, kiek iš tiesų yra mūsų šalyje vis dar veikiančių agentūrų, kurios būtent tokiu būdu dalyvauja žmonių prekyboje. Tai visiems jiems yra sukurta viena metodika ir viena sistema, kurios esmė yra pardavinėti žmonės. Kas įdomiausia, šitoje dabar istorijoje su Epšteinu, šitie šunsnukiai, kai visada jie meluoja, jie apgaudinėja. Dabar, žinot, šita žiema gavosi labai šalta ir visam pasaulyje visi šąla ir temperatūros labai žemos. Tai žinot, ką šitie šunsnukiai kalba, kad tai dėl klimato atšilimo. Klimatas atšilo. Ir tai dėl klimato atšilimo dabar pas mus pasikeitė ten, atsiribojo šiltas oras, atribojo srautus ir dabar pas mus tas arktinis užpūtė, juoką keliančios teorijos. Aš čia pataikiau ant vieno Facebooko kanaliuko, sklaidos kanaliuko, ne, kur pateikiama informacija apie tai, kad Jungtinėje karalystėje buvo klastojami temperatūrų duomenys. O kaip išsiaiškino?
Paprasčiausiai pasižiūrėjo žemėlapyje, iš kur yra įmami duomenys, nuvyko į tą vietą, iš kur turėtų būti įmami duomenys, iš kurio meteorologinė stotelė, kur turėtų būti, ir išaiškėjo, kad ten tos meteorologinės stotelės nėra. Ir pradėta buvo gilintis ir išaiškėjo, kad ten 20% tų stotelių nėra. O pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose išaiškėjo, kad organizacija, kuri prižiūri klimato kaitą, falsifikavo duomenys. Falsifikavo duomenys ne dabartinius šilumos, kad dabar pas mus, sakykime, vidurkis ten pastarųjų 3 metų štai toks, ten temperatūros tokios. Ne. Jie falsifikavo duomenys, kurie buvo 100 metų senumo, ar ten 60 metų senumo. Žodžiu, seną informaciją falsifikavo, perdarinėjo. Ir tai buvo pastebėta. Ir dabar su Epšteino failais, žinot, ką šitie šunsnukiai sako? Kad Epšteinas buvo Putino agentas. Įsivaizduojat? Jie nuo savęs, jie visą laiką, jie visada teisūs. Jie meluoja iki tiek, kad jau netgi Epšteinas yra Rusijos agentas. Buvo, ne? Tie šunsnukiai visiškai nestebina, iš tiesų. Tai yra tikri kapitalistai. Tai yra tikriausiai kapitalistai. Visi yra susitepę. Visi iki vieno. Aišku, pasakiau irgi taip perdėtai. Sakykime taip, 90% jų yra susitepę, juos sieja kraujo ryšiai. Ir tai ne giminės ryšiai, o tai, kad jie privartavo, žudė ir taip toliau. O tokį vieną atradau italą, kuris pasakoja apie visokius įdomius vakarų Europos, pietų Europos šalių veiklos principus. Ten apie Vatikaną jis yra pasakojęs įdomių dalykų, apie Vatikano banką, jis yra pasakojęs įdomių dalykų apie šituosgi masonų ložės, kaip jos vykdo savo veiklą ir kaip jie garbina visokius satanistinius simbolius. Ir ne tai, kad jie garbina tiesiog kaip vaikai. Jie dar ir laikosi tam tikrų papročių. Visų, ta prasme, susijusių su žmonių žudymu ir krauju ir žmonių valgymu. Tai įdomu buvo paklausyti, taip nepuolų tos informacijos viešinti, dėl to, kad iš vieno šaltinio ją gavus negali ją labai tikėti, bet jau pasidarė įdomu. Jo, labai įdomu. Iš tiesų kvapą gniaužinti ir kraują stingdanti istorija. Kaip vakarų šalių aukščiausios vadovybės vieni su kitais susisieja, kaip jie vertina save, jie įsivaizduoja, kad jie yra aukštesnė rasė ir reikia, kad jiems viskas sektųsi, reikia aukoti kitus žemesnės rasės padarus, aišku, iš jų reikia išsirinkti atitinkamus, kurie tiktų jų dievams. Tai šiandienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Pabandysim. Galbūt šitą temą dar pagvildensim su kuo nors iš pažįstamų.